Antrąjį lietuvaičiai. Dar vienas bandymas. Ir galiausiai krenta įvartis. Pagaliau. Dovas Grudzinskas džiaugiasi su komandos draugais. Džiaugiamės ir mes. Lietuvos rinktinės sirgaliai. Tai buvo galingas Dovo Grudzinsko smūgis, kuris suteikė mums persvarą 1-0. Puikus smūgis ir vartininkas neišgelbėjo artimojo kampo. Rezultatyvų perdavimą atliko Oskar Pukelis. Liepis ir Pukelis. Liepis atlieka perdavimą ir šansas realizuotas. Puikiai lietuvaičių ataka, puikus įvartis. Dovas Grudzinskas, jo dublis. Lietuvos rinktinė lepina sirgalius įvarčiais Raudondvario stadione. 2-0. Ir dar kartą pasimėgaukim šiuo epizodu. Puikus Liepio perdavimas, puikiai laimėta dvikova. Dovas Grudzinskas pelno dar vieną savo įvartį, antrąjį Lietuvos rinktinės įvartį. Taučiasi šiose rungtynėse, kol kas kontroliuoja rungtynių eigą. Taučio perdavimas ir tenka darbuotis toliau Azerbaidžano rinktinės gynėjams. Šansas lietuvaičiams pelnyti dar vieną įvartį ir juo yra naudojamasi. Rodionas Piazenko džiaugiasi su komandos draugais. Lietuvaičiai pelnytai įtvirtina dar labiau savo persvarą, įtampa solidi, 3 įvarčiai. Rodionas Piazenko pastarojo lietuvaičių įvarčio autorius. Nuo jo kojos kamuolys įlėkė į varžovų vartus. Pukelio bandymas ir čia Rodionas Piazenko aplenkė Azerbaidžano. Žvilgtelėjo šį turnyrą už tą puikų komandinį žaidimą. Oskar Pukelis. Jo perdavimas nuo kampinio žymos ir šansas lietuvaičiams pelnyti dar vieną įvartį. Oho. Įvartis krenta Jugas Turčinskas. Fantastika. 4-0. Ekstazė Raudondvario stadione. Šypsosi visi lietuvaičiai. Tiek tribūnose susirinkę, tiek ir mūsų jaunieji futbolininkai. Jau netrukus panonsuosiu lietuvaičių keitimą, bet pasigėrėkime šiuo Jugo Turčinsko įvarčio, kuris užbaigė kampinio situaciją. Grantas Emerchė apleidžia aikštę, vietoje Simas Grabauskas.